nes šiandien mes aptarsime, kaip elgtis įvairiose sankryžose ir situacijose. Pats parengiau, nupiešiau situacijų maketus, kad būtų aiškiau orientuotis, kaip viskas vyksta. Pirmiausia, jei nori suprasti, kaip reikia manevruoti eisme, reikia suprasti vieną pagrindinę taisyklę. Yra šventoji dešinės rankos taisyklė. Jis sako tai, kad jei tau kliūtis yra iš dešinės, tu turi duoti kelią. Kaip matote pirmoje situacijoje, vidiniam automobiliui nėra kliūties iš dešinės, o kairiajam automobiliui yra kliūtis iš dešinės. Taigi kelią duodi tas automobilis, kuriam yra kliūtis iš dešinės, ir apatinis automobilis važiuoja pirmasis tiesiai. O kaip veikia dešinės rankos taisyklė posūkį? Nes kaip matote šioje situacijoje, ir nei vienam iš automobilių iš dešinės nėra transporto priemonės ir raudonas nori sukti į kairę. Kaipgi čia tada? Jei raudonas suktų į kairę ir taip po biškį sukdamas jam po dešinę atsidurtų žalias automobilis. Kaip sako dešinės rankos taisyklė, iš dešinės turi praleisti. Taigi pirmai važiuoja žalias automobilis, o po to raudonas suka į kairę. Ta pati dešinės rankos taisyklė galioja ir apsisukant. Taigi jei nori apsisukti, iš esmės tau visa sankryža yra po dešinę ranką, taigi turi visus praleisti.